manau, baigęs smulkinimas turim problemų. Vis tiek da 86. Šitas yra tankesnis, tai va. Tai va, pasidariau šito, tai dabar uždėsime šitą. Nu, viskas aišku. Manau, kad reikia visi įsitraukti, visi purkštukai. Nu, tai tiksliai pasižiūrėjau 76,5 gramo sveria. Jeigu originalas. Tai, o šitas sveria 95,4. Tai biškį reikia nuimt. Reikia ko, reikia bulgarkės. Ir pabandam nuimt, pažiūrėsime, kas čia bus. Aišku, gerai bus, kasgi čia bus. Tai diskelis yra, bulgarkė yra. Nu, po tokį nuėmo. Žiūrim, kiek dabar svoria. 8,9, tai dar biškį reikia. 8,9 ir va čia biškį reikia nuimti, nes čiut plačiau. Nu, va, tą nurėžiau biškį. Vis tiek da 86. Dar biškį reikia. Aišku, tas gal 10 gramų labai daug neturės. Na, bet geriau jau, kad tiek kiek sveria tas, nes aišku apsidauža jie, paskui biškį gal išlengvėja, ten kažkur numuši kampų vėl. Bet geriau tiksliai. Aišku, dabar, gal pirmų, kai darau, tai dar nežinau kiek pjauti. Dabar ant kitą važinosi, jau ant kitą reikia, nu, va kiek nusimeta. Va tokius gabalus reikia nupjauti, kad atitiktų svoris. O dėl P1 tai gerai, koks skirtumas. Išmėginsim šitą technologijų, nes, nežinau, man atrodo, reiks paklausti šį pagrabondas, gal jie ir neturi tiksliai tokią, nes pas juos biškį smulkintuvų modeliai kitokie, tai reiks iš Kinų parsisiųsti. Arba šitaip daryti, koks skirtumas. Nu, tai išlengvinau, kas čia gavas, pažiūrim panašiai. 78,9, ten 76,5, nu tai 2 gramai. 2 gramai, manau, daug nelems, tai jau gal gerai bus. 2 pabandau, nusivešiu. Čia žiūrėsiu, kaip čia bus. Bet gerai turėtų būti. Na tai va, kiek reikia išlengvinti. Nu, va tokius, jis yra platesnis, tai va tokius nupjaunu. Aišku, gal nieks taip nedaro, bet blogiau tikrai nebus. Nes pats plaktukas tai 1:1 viskas vienodai. Tai čia viskas taip pat. Čia čiut plačiau. Tai va irgi biškį nuėmo, kaip sakiau. Tai bus gerai. Nu, atvykau laukan vėl. Tai va, kelias dienas dirbau, su tom šakom įsikirtau, ten pamiškį sutvarkiau. Tai va dabar krūvas šakų. Bus fiskaras kažkada išveš sakė. Tai va čia dar daug tų krūmų kirsti. Bet kaip sakant, dabar tiek pasidariau čianai. Dabar dar pabaiginu, reikia nusismulkinti tie tarpai, kurie yra nelabai neužaugi krūmais. Ir jau bus tų plotų nemažai. Nu, gerai, atvažiavau laukan. Kur reikia padaryti, yra vienas plaktukas, tas mano pakeistas. Kur čia yra dabar? Kur čia yra? Ai va, nu šitas, svat. Šitas yra tankesnis, tai va.
Nu va, galim bandyti. Šiaip iš to dar nebuvo vibracijos, bet sakau, jeigu tai gal negerai būtų jau. Nu bandys mačanai, nežinau. Gal pradžių va biški šlapoka buvo, bet dabar gal bus gerai. Čia va biški pavarysim, padarysim tokį. Irgi va krūmų yra, nežinau. Nu jau didokį smulkintuvą ir reiks palikti. Reiks pjaut, taip. Nu kų, bandam, startuojam. Daug kas komentarį klausia, kur tokį smulkintuvų pirkti. Nu, Lietuvoje tie Agrabondas prekiauja tokiais. Tai va, patys matėt, kaip dirbat, šiaip viskas su juo gerai. Diržai problema buvo. Naujam iš karto tie su ranteliais. Gabalais išbirėjo. Dabar uždėjau iš Litagros. Nėra bėdų. Viskas tvarkoj. O daugiau tai va, visko, krūmus jama. Manau, geras daiktas pasteisina. Gerai, jungiam darbinį velenų. Vibracijas nėra. Bandam. Nu, pasmulkinau, baigęs smulkinimas, turim problemų. Tai va, kūras ten eina, kodėl ten eina, reikia žiūrėti, tai šitą ir bairiai. Pirmas MTZ rimtas gedimas, bet iš tikrųjų nėra daug ir pradirbtas jo. Tai va, žiūrėsim, kas šipas. Nes pradžiai galvojau, gal iš purkštukų ten yra varinės tarpinės. Bet ne, aplink purkštukus, paskui žinau, užkūriau. Žiūriu, kad pratenai pučia kūrų. Šiaip viskas gerai, jis atrodo važiuoja, bet kartais tai pradeda kaip orų gaudyti. Tai kur sunkiau. Kai lengvai, tai kaip ir nieko nesijaučia. Žiūrėsim. Tai va, kūras eina pro čia ir pro čia. Tai čia gaunas oro padavimant, kūras patenka, ne? Taip išeina. Tai va problema. Varikliui
pro čia patenka oras ir pro čia eina kūras. Tai va, tada žiūriu, yra 2 vamzdeliai, va. Prisukti prie oro. Vienas tiesiai nuo purkštuką. Tai čia yra grįžtamas. Kiti va sujungti ten nuveina. Ir kitas vamzdelis nuo siurblio ateina. Tai paprastam tai nebūdavo šitą dalyką. Nes nesabūrė man tokias ir problemas. O čia ir tipo gal tas Euro 3 variklis ar Euro 2, kur tipo atitinka reikalavimus. Tipo, kaip čia, kažkiek kūro patenka orant su įsiurbimu, tipo, tada efektyviau sudegina kūrą ir tipo atitinka tuos emisijas reikalavimus. Nu, jeigu nenusišneku. Kažkas tokia liktai. Ir tipo tada ekologiškesnis, kaip sako, baltų meškų nežūda. Ledynai nebetirpsta. Tai va, nu taip, spėju. Tai galvoju, tada gaunas gal pirmas purkštukas blogas. Gaunas, kad ant per daug grįžta kūrą. Ir tada vara įsirbimą. Nu taip galvoju. Tai čia va, jeigu pribėga saliarka, čia neturėtų būti saliarka, čia tik oras turi būti. Nes, nu kaip ant, pavyzdžiui, dirba, kaip ir normaliai viskas dirba. Kartais atrodo, kur sunkiau pritrūksta biški galės, taip, nu, kaip orų gaudytų. Tai buvo užgesęs vienu kartą, susikūrė vėl, nu tai pravažiavau. Važiuojant keli viskas kaip ir gerai buvo. Tai va, bet duodi gazą, taip žiūri, čia eina. Reikia bandyti gal atsisukti va šitas grįžtamas, užšvest. Ir žiūrėti, kiek čia ta kūra teka, nes čia šiaip labai minimaliai turėtų. Ir čia purkštukai kitokie, nu, tie tipo Euro 2 ar Euro 3 čia tas standartas. Nu, toks spėjimas. Tai blogas purkštukas ir kūras grįžta atgal ir vara čia tada kūrų. Pradžiai gal užsivesiu. Nu ir per šitų neina kūrą nei kiek. Per šitų, nu, pučia taip tokį rūkų, nedidelį. Tai ko gera per daug. Tai va, iškart šlapis vamzdelis. O tas snieg sausas. Nes šit turėtų, nu, labai nebūti išvis, manau. Tai, nu, aš taip spėju, per daug grįžta kūra, ne? Gali būti, taip ir negali būti. Gerai, tu užveržiam. Tai nasiurblė tvarkoj. Tai va, čia šlampa. Gerai, kuda pabandau pasižiūrėti, kiek grįžta kūra nuo šitų forsunkių, kiek čia to kūra išteka. Jeigu išvis niekad nedaug, iš neturėtų būti daug. Tai tada kaip ir viskas aišku, tada bus su purkštuku blogai.
atleidžiau visus 3 šitos ir šitų kartu. Iš šitų labai minimaliai. Lašiukas gal nukrenta, o va šitas puriškė. Šitas puriškė, tai šitas puriškė čianai. Tai ką gera purkštukas kaltas. Ai, dar kad aiškiau matytus, šitą užveršiu, čia atsisuksiu. Jo, tada žiūrėsi visus 4, kas čia gaunas. Jo. Nu, bandam dabar užvesti. Nu, viskas aišku. Tai va, per šitų pučia kūrų, per tuos ne. Tai va, reik forsunkės. Kur gauti, gal pasikišys purkštukas. Arba šiaip kažkas negerai jam. Tai va. Gerai, lemba neatsivežiau, reikia klinerę biškį prasivalyti čia, nes paskui prikris vidun. Žvyra čia visokie biškį yra. Atsivešiu klinerę, čia biškį reikia nusipūst, nusivalyti, nes paskui pridribs vidun ir neišvalysi, čia tai tada paprastai jau. Gerai, paliekam tų MTZ dabar. Svarbu gedimų nustačiau. Ekologija. Tai va, visa ekologija. Švastrai. Manau, kad reikia įsitraukti visi purkštukai, vežti ant stendą, kai gera. Pasižiūrėti kurodą. Ir, nu, ten, jeigu blogas, tada galima pakeisti tas angalis. Ir matys tada, ne, būčiai spręsi šakės niekada čia nepadarysi. Kad jį pakeisi vienu, ants gali netaip dirbti vis tiek. Slėgis gali netikti. Tai kur reiks įsitraukti visi 4 ir vežti ant stendą tikrint. A ne? Teisingai mąstau? Teisingai gal. Tai va, kušinį nebetrauksi, nes šiandien purvina. Šitų paliekam, susirenkam raktus. Jungiam masį, važiuojam da. Kur važiuojam? Krūmų papjauti su trimerio. Nes šitas nebepjauna, kol kas nebepjaus. Remontant stojam. Tai va. Tiek tų žinių. O tai dar tai būna. Radau žmogų. Ant stendą išsiųsim ir pasakys, kas ten, kuri bloga, nes čia kaip ir viena, tai neapsimoka, reikia visas tada traukti ir žiūrėti. Jo, išsiųsim, pažiūrės, ten gal angalis reiks pakeisti, nes gali būti gal, nu sunku pasakyti, gal kišas tas adata ar užstrigus. Tai per daug kūro varo tada atgal. Tai va. Ir kūl padangą tuščiai žiūri, tai dar reiks padangą montuoti prie tą pačią. Kaip saka, 2 gedimai iškart. Nežinau, gal pradūriau, gal prastrynė. Šitas padangas jau tokias, nu, padylį, bet nėra su aižiai, kaip būdavo šonai. Tai
pamontuosim kažkada. Žiūrėsim. Nu, pradžiai purkštukai dabar reikės įsižiūrėti. Ir turi būti gerai. Tai va, tokie žinias ir tiek šitam gal video. Žiūrėsim, kas bus toliau.